Pagaliau apie mane išėjo Expose video. Kodėl sakau pagaliau, nes šitas vaizdo įrašas turėjo išeiti daugiau negu prieš 6 mėnesius. Kaip matome, pagal šitą nuotrauką prie jo dirbo 10 komandų, bet turbūt nesurinko papildomai informacijos ir jisai nusikėlė. Paprastai šitas visas dalykas atrodo lygiai taip pat kaip kripto parazito skemas. Sakoma, kad mūsų indikatorius nieko vertas, jie turi geresnį indikatorių, geresnius mokymus, žodžiu, viską turi geriau, eikite visi pas juos. Tada rodomas yra Discordas ir spėju, kad tas žmogus tiesiog neturi narystės ir negauna pačios naujausios Discordo informacijos, nes jeigu būtų gavęs, būtų jisai jums parodęs, arba tiesiog gal nenorėjo parodyti, kad tai yra test signalai, tai yra beta versijos signalai ir žinoma, po trečio signalo mes jau turėjom $3000 pelną, po to mažą minusiuką, po to didelį pelną, bet gal jūs čia vis tiek susirinkot žiūrėti ne visokių kažkokių pliusų ar minusų ar atsiliepimų. Mes nuėjom ir pažiūrėjom į jų Facebooko puslapį ir mes pamatėme, kad jie turi komandą su 5 metų patirtim ir turi jie indikatorių irgi, kurį turbūt jums ir siūlo, kurio pataikymo reitas yra 80–90%. Mes su tokiu pataikymo reitu tikrai negalime varžytis, bet mes linkę surizikuoti. Kodėl sakau linkę surizikuoti? Nes mes siūlome tiesiog įsiaiškinti, kieno indikatorius yra geresnis. Jie naudoja savo indikatorių, mes naudojam savo indikatorių. Padaryti 8 valandų live streamą. Mes išnuomosime patalpas, apšvietimą, garsistus, viską, kad žmonėms būtų malonu žiūrėti ir vienoj patalpoj padarysime 8 valandų live streamą ir kas daugiausia padarys pelno, tas laimės dar papildomus $30,000. Dabar visi galvoja, iš kur čia tie $30,000, tai prieš visą šitą eventą mes ant stalo padėsim $30,000 ir jie padės $30,000. Jeigu dabar pas kažką galvoju, sukasi mintis ir galvoja, oi, tai iš kur čia jie turėtų turėti tokių pinigų, čia taip ir taip. Jeigu tu 6 metus dirbi normalų darbą, kaip jie ir teigia, jie tik teigia, kad 5 metus tradina kriptovaliutas ir jau praėjo metai, tai bendrai 6 metai gaunasi. Tai jeigu tu 6 metus dirbi, normalų darbą, tu uždirbi $72,000. Tai $30,000 tradinant kriptovaliutas per 6 metus tikrai nėra kažkokie kosminiai pinigai. Ir jeigu žmonės dabar irgi galvoja, oi, tai čia turbūt nesutiks, taip, tai žinoma, nesutiks, nes kameriai nerodo savo veido. Atsiminkite, kaip gerai sekėsi Wall Street'ui, kol neparodė savo veidą. Jam puikiai sekėsi tas skemas ir daugelis žmonių jį palaikė visą kitą, bet tik parodė veidą ir kas atsitiko? Visas skemas išbliuško ir viskas tuo pasibaigė. Po to yra žmonėms rodomi tiesiog susirašinėjimai su Kripto Lietuvos suportu, kur žmogui reikia susimokėti €250 baudą, kad tiesiog jo narystė būtų nenutraukta ir čia bandomas padaryti kažkoks kosminis burbulas, kad what the fuck, kas čia vyksta, nors pas juos pačius svetainėje yra nurodyta, kad žmogui reikėtų susimokėti €5,000 baudą. Po to yra šnekama, kad indikatorius čia jau veikia 4 ar 5 metus. Už 3 mėnesių bus 2 lygiai metai, kada buvo įkeltas pirmas indikatoriaus storis. Tai apie ką mes šnekam? Jisai sako, kad TradingView blokuoja mūsų indikatoriaus skriptą, dėl to nes jis yra vogtas. Tai yra tiesos ir yra netiesos. Tai taip, TradingView blokuoja mus, bet ne dėl to, kad mūsų skriptas vogtas. TradingView mus blokuoja dėl to, nes ofise yra 7 kompai ir yra 7 žmonės, kurie dirba. Ant kiekvieno to kompo yra nupirktas TradingView paskyra ir sumokėta su ta pačia viena kortele. Ir kas atsitiko, kai jie pradėjo mūsų reportinti, kad jie galvoja, kad mes turim vogtą skriptą, TradingView pamatė, kad mes naudojam duplicate accountus. Kaip čia vat ir matome, paklausim, už ką gavom baną, gavom už tai, kad naudojam duplicate accountus. Todėl, kad pas mus ofise iš tikrųjų dirba žmonės ir jie naudoja tos accountus, bet čia, žodžiu, neesmė šitas visas dalykas. Čia laikui bėgant įsiaiškinsim. Ta vieta, kur jisai labai džiaugiasi, kad yra uždarytas mūsų live chatas, nes jisai rašinėjo naujokam. Ir dabar aš nerodysiu tiesiog, ką mums naujokai yra rašinėję, ką taip. Gavom mes tokios informacijos, matome, kad jisai kažkokioj Telegramo grupiai, kur yra labai daug naujokų, kur galima visiems rašyti PM, irgi rašinėja į PM ir ką adminai turi padaryti, užblokuoja jį tiesiog, kad jisai nerašinėtų ir neskambintų naujokų per PM. Tai dabar, kad viską sudėti vieną vietą, tai mes uždarom live chatą dėl ko, nes kažkas rašinėja naujokam ir bando juos apskeminti. Šitas asmuo pradeda teikti, kad aš esu tas žmogus, kuris rašinėjo naujokam. Ir tada mes turime Telegramo grupę, kuri yra nieko bendro nesusieta nei su manim, nei su nieko. Ir tenai jisai gauna baną dėl ko, nes jisai rašinėjo naujokam į privatą ir bando juos apskeminti. Nėra nei ką pridėti, nei ką atimti. Iki rytojaus, kol yra, nuo tada, kai šiandieną įkeltas šitas vaizdo įrašas, tai iki rytojaus 12 valandos visom narystėm 50% nuolaida. Tiek Kripto Lietuvai, tiek indikatoriui, tiek meme sniperiui, visi linkai yra pačioj, akcijos kodas yra 50. Ir jeigu jūs galvojat, kad per 6 metus $30,000 uždirbti tradinant kriptovaliutas yra daug, tai jūs klystat. Jeigu turėjote irgi kažkokią interakciją su Kripto Lietuva ar mumis, galite irgi parašyti komentarą, smagu bus išgirsti ir iki kito karto. Pau!